Sveiki, su jumis sveikinusi pirmą kartą. Norėjau labai papasakoti, iš tikrųjų senai apie tai galvojau, kad norėčiau pasidalinti tą savo svorio metimo istoriją, tačiau vis neprisiruošdavau, pabijodavau, nes atrodo, jeigu kas pamatys, tai ką čia pagalvos, bet supratau, kad nėra ko čia bijoti ir iš tikrųjų labai daug yra žmonių, kurie kenčia nuo to svorio ir nežino nuo ko pradėti, tai pasidalinsiu būtent savo istoriją, nieko nelaukiam ir šokam į video, tai pasidariau arbatos, kaip matėt. Taigi, mano svorio istorija prasidėjo prieš 6-7 gal netgi metus. Niekada nebuvo aš ta liekna mergina su gražiom formom ir taip toliau, bet iki 20 metų maždaug net nesijaudindavau dėl to svorio ir taip toliau, bet kai suėjo 20 kažkaip, kai vieną kartą pasimatavau savo senus džinsus ir supratau, kad aš į juos nebetelpu, tiesiog tai nutariau nusipirkti svarstyklės ir pasisvėrusi tikrai išsižiojau, nes skaičiai rodė tikrai ne tiek, kiek aš galvojau, kad aš sveriu. Tai nuo tos dienos ir prasidėjo mano tas kelias. Pirmi metai buvo tiesiog mokymasis ir supratimas, kas yra kalorijos, geros, blogos, kas tie baltymai, angliavandeniai ir taip toliau. Tai mažai žingsniukais judėjau link tikslo link. Ir tikrai man per pirmus metus nekrito ten to svorio labai daug, nukrito tik tais apie 6-7 kg, plius minus. Kadangi buvo tai labai senai, tai labai ir sunku atsiminti tiksliai, kaip ten kas buvo. Tačiau aš per tuos pirmus metus išmokau skaičiuoti kalorijas, būtent kokių man reikia, kiek ko reikia ir kas mano kūnui geriausiai tinka. Ir išmokau, kas svarbiausia, ne tai, kad išmokau, bet pripratinau savo kūną vaikščioti, nes fizinis aktyvumas yra ypač svarbus svorio metimui ir ne tik, ir šiaip ir emociniai, ir fiziniai sveikatai. Man pradžiai net keli kilometrai būdavo iššūkis, tačiau pamažu, mažai žingsniukais aš įpratau ir dabar iš tiesų be fizinio aktyvumo negalėčiau gyventi nei dienos. O ką aš dariau? Tai aš tiesiog išmokau viską, pusryčiam renkuosi baltymus, vakarienį tik tais baltymai, angliavandenius stengiuosi kuo mažiau suvartoti, bet nereikia pamiršti, kad jų tikrai reikia kaip ir gerųjų riebalų ir nereikia bijoti ten ir tų labai kalorijų, nes jeigu skaičiuosi kiekvieną kaloriją, tai tikrai nebus gerai, nes tu taip ilgai neišgyvensi. O mano tas pats tikslas ir buvo, kad čia taptų ne kažkoks laikinas žingsnelis, etapas, bet kad tai būtų mano gyvenimo būdu. Tai labai noriu pasidžiaugti, kad aš tais mažai žingsniukais ir išmokau gyventi taip, tai ir gyvenu jau tikrai virš 5 metų, kur taip grinai nusistovėjusi ta mano sistema, kaip čia pasakius. Ir man tas patinka ir tikrai aš neatsisakau ten nei bandelės, kavos su cukrum ir panašiai, jeigu aš tą akimirką noriu. Bet vėlgi, svarbiausia daugiau išdeginti, nei kad tu suvartoji, jeigu nori, kad svoris kristų, o jeigu kaip aš dabar tiesiog jį daugmaž prilaikau, tai tiesiog fizinis aktyvumas, neperdaugint kalorijų ir tas svoris laikosi vietoje. Jeigu aš nueinu į miestą ir suvalgau ten ar pyragėlį su skania kava, su daug karamelės, tas labai patinka, ar ten bandelė kokią su šokoladu ar karamelė, tai tikrai net savęs jau išmokau negriaužti. Ir tiesiog aš suvalgau ir atgal 8-9 km aš einu pėstute, užkuriu organizmą ir sudegini tas kalorijas, gal ne visas, bet esmė tokia, kad reikia išmokti savęs negriaužti, pasilepinti ir gyventi taip, kad tu galėtum gyventi visada, o ne tai, kad tu pasilaikai 2 mėnesius kažkokios tai dietos. Ir paskui paleidi ir paskui ataugi dar daugiau ir toks ratas gaunasi, tu neišeini iš to savo nenorimo kūno, tu tiesiog priartėjai, nutolsti ir panašiai. Taip pat noriu paminėti, kad aš nevartoju gazuotų gėrimų, labai retais atvejais, tai nežinau, ten į mėnesį kartą, gal į 2 mėnesius kartą, nes iš tikrųjų aš anksčiau gerdavau ir Coca-Colą, labai Sprite'ą mėgdavau, bet įpratau to tiesiog nebedaryti ir mano organizmas to net nebereikalauja ir man net neskanu, nes kai tu nori gerti, tiesiog atsigeri vandens arba arbatos be cukraus ir tas mūsų organizmas, kūnas pripranta ir tam tikrų dalykų net nebereikalauja.
Tiesiog aš su šitu video noriu pasakyti, kad nebūtinai valgyti tik tais liesą varškę ir ten kiaušinius be majonezo ir panašiai. Tiesiog tu gali išlaviruoti mažesniam porcijom, mažiau nei anksčiau ir kuo daugiau vaikščioti, sportuoti, kuo didesnis aktyvumas, tuo geriau ne tik jūsų kūno formom, bet ir emociniai sveikatai. Nes ir man labai prisideda elementariausiai, kai ateina ruduo, visur pilka, niūru, tu išeik pasivaikščiot ar į sporto salę ir tu iš karto grįši energingas, su nuotaika, šviesiom mintim ir noriu kurti, daryti, dirbti, stengtis dėl savo geresnės ateities, dėl savo kūno, dėl visko žodžio. Taip, kad nereikia apleisti to aktyvumo, jeigu nepatinka sporto salė, tai galima namuose kažkokią tai mankštą ar ten išeiti pasivaikščioti, pabėgioti, kas kam patinka. Man bėgiojimas labai nepatinka, tai aš to net nebandžiau, nedariau, nes man tiesiog nuo jo net pykina. Tai tiesiog atradau savo sporto šakas, kokį aktyvumą mėgstu, tai ties tuo ir esu. Sporto salę atradau prieš 1,5 metų, ne tai, kad atradau, iš tikrųjų, aš senai gal jau prieš kokius 4-5 metus norėjau, bet aš labai bijojau, kad aš nemokėsiu, ką kiti ten pagalvos ir atrodydavo visada, kad tu nueisi sportuoti ir ten visi žvilgsni tik į tave ir kad tau nieks neišeis, bet iš tikrųjų mes visi einam mokintis, tobulėti ir iš tikrųjų reikia gėdytis ne tai, kad eiti ir kas ką pagalvos, bet reikia bijoti nepabandyti, nes jeigu tu nepabandysi, tai ir ta senatvė ateis ir tu galvosi, nežinau, būsi ten senukas ir galvosi, va taip mano svajonė buvo eiti pasportuoti, ar ten svorį numesti, ar ten kažko pasiekti, bet mano baimės nugalėjo ir aš to nepadariau. Todėl manau, kad reikia stengtis tobulėti čia ir dabar, nors mažai žingsniukais, bet į priekį. Faktas, gal kitiem ten tinka iš karto numesti tą svorį ir ten kiti gal ir turi tos motyvacijos labai griežtai laikytis to mitybos principo, bet aš tikrai nesu tokia, aš kasdien valgau saldumynus, tačiau faktas, kad mažesnėm porcijom, kiekiais, žiūriu, kur mažiau ten to cukraus pridėtinio yra ir taip toliau, bet jeigu noriu ten kažkokio tam tikro produkto ir suvalgau ir savęs paskui negriaužiu, o tiesiog jau geriau aš išeisiu pasivaikščioti ir suvalgysiu kažką skanaus, nei ten savaitę ar 2 pasilaikysiu ir paskui kitą dieną nuo pat ryto valgysiu nesąmonės. Tai va čia gal didžiausia klaida ir būdavo pačioj pradžioj, pirmais metais, kad aš savaitę 2 laikydavausi labai griežtos mitybos ir paskui vieną dieną atsikeldavau ir tikrai apsėsdavau, nuo pat ryto būdavo ten ir spurgus, bandelis ir tikrai ne po vieną. Ir visą dieną prisivalgydavau tiek kalorijų, kiek aš gal tik per savaitę galėčiau sau leisti suvalgyti. Tai taip ir būdavo, irgi buvau pakliuvus į tą tokį ratą, kad tu laikaisi numeti. Aš noriu tą ir pasakyti, kad eiti mažais užtikrintais žingsniais daug geriau ir užtikrinčiau yra, nei paleisti vadeles vėl save į tokį griežtą ryšulį surišti ir ten tiesiog savo nieko neleisti, tai taip čia tikrai nėra gerai. Mano pusryčiai iš tikrųjų yra labai paprasti, aš mėgstu varškę ir iš tikrųjų gal 5 kartus per savaitę valgau varškę tiesiog, įsidedu truputį cukraus arba kokio banano, jeigu sveikiau norisi, bet ir to cukrus aš nebijau labai, nes aš ten nededu labai, bet tiesiog vos, kad man būtų saldžiau. Arbatą visada geriu be cukraus, kas anksčiau irgi aš dėdavausi 2 šaukštelius, bet mažinausi, tai paskui būdavo 2 šaukšteliai, tada 1,5, 1,5, kaip galiausiai jau kokie 5 metai geriu, gal 4 arbatą visiškai be cukraus ir kažkada pasidariau dėl įdomumo su 1 šaukšteliu cukraus, tai tikrai labai nepatiko, aš tą arbatą išpyliau, nes tiesiog buvo jau nebeskanu, mano organizmas nuo to atprato. Aš per visą savo kelionę numečiau 34 ir 35 kg, ten tie 2 kg nuo mūsų moteriškų dienų pasviruoja. Čia buvo 6-7 metai mano ten tos istorijos, bet čia jau dabar mano gyvenimo būdas, aš sportuoju 1,5 metų, reguliariai einu į savaitę 3 kartus į sporto salę, sportuoju su svoriais, kasdien vaikštu bent minimum po 10 000 žingsnių, bet kai nueinu 10 000 žingsnių, tai man čia būna
ganėtinai mažai, nes aš jau pripratau, man reikia to fizinio aktyvumo, jeigu aš vieną dieną ten būna labai prastas oras ir tiesiog negali išeiti pasivaikščiot, tai man čia jau būna stogą rauna ir panašiai, nes aš nebežinau, kur man tą energiją padėti ir aš jaučiuosi tokia iš karto nusisėdėjus. Su šiuo video noriu pasakyti, kad tikrai nereikia drastiškų kažkokių dietų kaip grikių ir panašiai, nes tokios dietos labai alina jūsų organizmą, galime tikrai ganėtinai sveikai maitintis, fizinis aktyvumas ir tikrai numesite to svorio. Taigi prisegsiu nuotrauką prieš ir po, kaip anksčiau atrodžiau, kaip dabar atrodau. Ir jeigu iškils kažkokių papildomų klausimų, tai jeigu tik norit, gali drąsiai rašyti komentaruose, aš juos atsakysiu, o jeigu bus daugiau klausimų, tai gal netgi ir susuksiu antrą video apie tai, nes kai yra klausimai, kas įdomu ir taip toliau, tai lengviau ir prieš kamerą šnekėti, nes kadangi tai darau pirmą kartą, tai man tikrai yra nelengva, labai jaudinuosi. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu nesunku, paspauskit prenumeruoti, paspauskit like, jeigu patiko, jeigu nepatiko, galite ir paspausti dislike. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito.